Labai daug. Vien klaustukai. Praktiškai. Atsakymų labai mažai dar. Nes labai komplikuoti nerimai į priekį neriant matosi gerai. Atgal tik tai pagal virvę. Tas pats, kas per pieną. Jūs turite unikalų gamtos lobį. Tokiais žodžiais Žaliąjį šaltinį apibūdino garsus rusų speleologas Aleksejus Aksionovas. Šiemet lietuviai požeminio nardymo entuziastai ryžosi nelengvam eksperimentui. Šį unikalų gamtos šaltinį nufilmuoti ir parodyti visuomeniai. Tęsime Algio Kuzmicko pasakojimą. Situacija tokia, kad į tos urvus neriant kiekvieną kartą vis atrodo vienaip, bet kai įneri ir pasižiūri atidžiau, jau pasidaro viskas kitaip. Praeitą nerimą galvojom, kad jinai tuo ir užsibaigia, kad jinai tik salė, bet ten yra, matosi, įėjimai toliau. Jie labai siauri, tai ar jos tyrinėsim ar netyrinėsim, dar žiūrėsim, nes ten gali būti, kad su įranga paprasčiausiai negalima pralysti. Tokios buvo Norų mintis, kai jie pirmą kartą pabuvojo Žaliojo šaltinio galerijose. Vyrai tuomet aktyviai svarstė, ar verta rizikuoti ir į urvus lysti su filmavimo kamera. Nelengva ir rizikinga užduotis. Praėjo savaitė. Tuomet buvo nufilmuoti šie vaizdai. Naras su kamera lenda į požemį. Antras nerimas jau buvo būtent filmavimas. Mes pafilmavom pačią pirmą salę, ten kaip ir ana nerima buvo maždaug tiek pat nunėrė. Ir gali būti tik tai tiek, kad kameroje pamatėm naujų vaizdų, ko nematom realiai, nes kai žiūri atsisėdęs jau kambarį visą tą vaizdą, tai yra visai kitoks požiūris, matom smulkmenas, ten požemė paprastai tos smulkmenos nueina į antrą planą, matom taip daugiau, kaip sakoma, geometriškai, kur pralysi, kur nebūti, kad neužkristų, kur neužsikabinti ir tokie smulkmenų paprastai nematom, kamera mato žymiai daugiau tų vaizdų. Ten tas nerimas, kaip Vytis minėjo, pavyko labai idealiai. Praktiškai maksimaliai, ką užplanavom, taip jau tokia netgi svajonės ribose. Išnėrėm iš pirmo urvo, labai atsargiai, nieko nesudrumstėm, tai buvo galimybė toliau į kitą urvą nerti ir pranėrėm ten visą tą kelią. Ir kai neritai pastebėjom, kad labai koncentruojasi į tą vis dėlto tą geometriją, žiūrėt, kur ta virvė eina, kaip reikės grįžti. Ir ne viską matai, tik išlindus jau į paviršių ir peržiūri filmavimo medžiagą, pamatai, kiek ten daug to, ką akis ten po vandeniu negali užkabinti. Ir visokių tokių kaip lygiai ir augmenijos kažkokio, reikės ten, aišku, atidžiau patyrinėti sekančiam nerime. Kažkokiu tai formų, tokių nesuprantamų. Ir ta geometrija visai kitokia negu po pirmo nerimo braižėmis planą tokia. Atrodo, kad viskas liktai pasikeitė šitam nerime. Ganėtinai sudėtinga. Iš tikrųjų ir taip kiekvieną kartą nerdami mes visą laiką kažkaip tai naujai į tą visą dalyką pažiūrim. Atrodo, lyg kažkas pasikeitė. Todėl, kad sąmonė neaprėpia visų. Pats urvas labai sudėtingas, daug plyšių ir horizontalių, ir vertikalių. Ir vieną kartą neriant matai vieną dalį, antrą kartą neriant matai kažkur daugiau ir taip atrodo, kad lyg tai kiekvieną kartą vis kitaip atrodo tas požemis. Aišku, su kamera nert žymiai sudėtingiau, ką pastebėjau. Praktiškai išneriant jau tiksliai žinojau, pro kur išnert visą tą kelią, žinau, kaip virvė eina. Ir vis vieną poroje vietoje su balionais jau kliudžiau viršų, lubas ir taip jau truputį net įsigandau, galvojau, kad tik tai neužvirstų jos vėl. Tai vieną kartą pabandžiau, lyg tai kažkur atsimušė, antrą kartą, taip iš trečio kartą pralindau. Po to jau Vyčio šviesa matėsi, tai jau buvo lengva grįžti.
gavosi tas filmavimas toks ekspromtų, nes nesitikėjom, kad ten bus galima pralysti su kamera. Tai taip gavosi, kad išėjo, daugiau padarėm negu norėjom. Ir tos kadrus, kur dabar turim, tai va, tas va, antras mūsų nerimas, kaip sakoma, padarėm, ką norėjom. Nors paprastai būna taip, kad ką planuoji padarai tik pusę, nes sąlygos labai ekstremalios, bet va, šio nerimo mums, galima sakyti, pasisekė. Šiaip urvas ganėtinai užterštas, jis atsirado ne taip jau ir senai ir per tą laiką prie įėjimo šiukšlių priversta pakankamai. Ten pradedant dviračiais, baigiant kažkokiais vežimėliais malkom vežioti ir aišku kamščiais, bonkom. Ir monetų primėti, dar matyt ant laimės kažkas meta. Tai čia dar nieko būtų, bet tos šiukšlės tai ten vaizdo nesudaro gero. Rodo tokią kultūrą lankytojų neypatingai. Europietiška. Tai šiaip tai, žinoma, galima būtų išvalyti visą tą požemį, jeigu kažkas tai susidomėtų, kažkokios valdžios instancijos, kažkas tai ar tai paveldas kažkoks ar kažkoks tai gamtos apsauga. Galima netgi būtų organizuoti tokį veiksmą. Žaliojo šaltinio paslaptis įminta ir gidai jau gali pasakoti ne vien tik su šia vieta susijusias legendas. Nebejojame, kad į gelmę leisis ne viena povandeninių požemių tyrinėtojų ekspedicija. Su viltimi, kad šiukšlintojai dar neužvertė įėjimų į galerijas, pavadintas Enigma ir Saulėtai. Su nardymo entuziastai susitiksime ir kitose požiūrio laidose, o šiandien viskas. Pasimatysime kitą šeštadienio popietę. Sudiev. Thank you.